Kiti detalus planavimo projekto klausimus. Turbūt atsitiko taip, kad, ką Violeta ir minėjo pačioje pradžioje, ir ne, kad bedarbystė didelė kvalifikuotų žmonių klausimas yra pakankamai aštrus, nes kai sakoma, kai reikia statyti kažkokį sudėtingesnį projektą, reiškia ir darbo jėgos reikia jau ne tos pačios paprasčiausias, o šiek tiek aukštesnės kvalifikacijos ir jos tiesiog nėra. Tai statybininkai, aš manau, yra šiandien klausimas numeris 1 tiems, kurie ruošiasi vystyti projektus. Tai yra statybos savikainos klausimas. Tai čia, Mindaugai, man atrodo, Violetos labai taiklus klausimas, dėl to, kad iš tikrųjų labai daug kompanijų restruktūrizuojamos, labai daug kompanijų bankrutavo ir čia klausimas dėl garantinių įsipareigojimų, didžiulis klausimas dėl statybų užbaigimų ir panašiai. Tai matyt, galim įvardinti, kad išliko tos įmonės, kurios ir buvo didžiausios, ir galbūt ir ne pačios pigiausios. Turim tiek Kaustą, tiek Merko, tiek, matyt, PST, Rangos nebeturim. Eika. Žodžiu, bet tendencija yra tokia, kad stambų žaidėjai sugebėjo išlikti, matyt, mažieji retas kuris. O yra kokių naujų? Ar potencialiai naujų kažkokių statybos kompanijų ateinančių į rinką? Kol kas neteko girdėti. Yra, gal sakykim taip, pačių projektų nėra, tai nėra ir ko ateiti. Yra matyti inžinerinės kompanijos, kurios dirba čia ir pakankamai sėkmingai, bet inžinerinės kompanijos jos veikia pasauliniu mastu. Ir tas pats Nukemas, kuris stato nelabai sėkmingai, ar sėkmingai, nežinau, Ignalinos uždarimui reikalingus objektus ir kitos. Šiaip sakyčiau, gal įdomi statybinė kompanija buvo turkų Kai, kurie statė Ozą, kurie turėjo... Kaip jie iš tikrųjų ir buvo vienam projektui. Iš tiesų mesgi neturime kažkokio masiškumo ir turbūt šiai dienai per anksti būtų kalbėti. Taip, tas sektorius nukrojavo, bet jis yra toks išsivalęs, atrodo šiai dienai konsoliduotas, kas išgyveno, tai išgyveno ir tai turbūt aiškiai indikacija, kad yra stipri kompanija, kuri gali pergyventi tokią žiaurę krizę. O kalbant apie tą patį potencialą, sakykime, turbūt vargu, ar mes galim sakyti, kad yra poreikis kurti kažkokias didžiulės brigadas ir formuoti didžiulės darbo jėgos, sakykime, potencialą vienoje ar kitoje kompanijoje. Kita perspektyva yra iš tiesų, taip, stabilizacija nėra, bet kalbant apie perspektyvą, tai viskas atrodo dar labai, sakykime, plokščiai. Ir aišku, niekas nenori tokios rizikos prisiimti. Tai susidurima galbūt su trūkumu labai tokio specifinės darbo jėgos, aš bent taip įsivaizduoju. Kaip pavyzdys, anksčiau būdavo išsiunčia konkursų į 60 kompanijų kvietimą dalyvauti konkurse, koks 45 atsako, kad dalyvaus, ir ne šiandien dieną išsiunčia į kokią 30, kokias 4-5 atsako, kad taip įdomu. Tai čia turbūt ir iliustruoja tą, kas šiandien yra, išliko stipriausiai. Bet Violeta, matyt, jūs dar klausėt ir apie kitų segmentų žaidėjus, ir ne, ten fondus ir prekybinį. Taip, prieš tai vienas aspektas visiškai su tuo susijęs būtų įdomu, kad aš neatsimenu kažkas, bet irgi per spaudos konferenciją dabar, kol jūs pasakot, bandžiau atgaivinti, bet yra pasakęs tokį sakinį, kad mūsų statybų bendrovės yra užsiskolinę tiek, kad duok Dieve, kad ar apskritai kažkada atiduos. Tai dabar, jeigu mes kalbam apie atsigaunančią rinką, net, pavyzdžiui, ir būsto, tai aš taip įsivaizduoju, kad vis tiek visom gyvybiškai reikalingas finansavimas, nes be pinigėlių nedygsta projektai. Tai, pavyzdžiui, kaip vyksta dabar santykiai su bankais, su kompanijom, nes nelabai įsivaizduoju, kad 11 metų sausio jau būtų tos paskolos visos atiduotos arba ir visi švariai pradėtų. Kaip su to finansavimu? Jeigu taip visiškai bendrai pašnekėjus, tai neabejotinai, sakykime, vertinant bankų portfelio paskolos kokybę, tai aišku, šis sektorius ir sugeneravo didžiausius nuostolius. Tai šiai dienai vėlgi kalbam apie stabilizaciją ir apie žymiai optimistiškesnės tendencijas, bet, sakykime, į šitą verslo sritį yra žvelgiama ypatingai atsakingai. Ir, tarkim, vėlgi skolinimo politikoje matoma aiški indikacija, kad
tas galutinis pirkėjas, taip, čia jos rizikos yra neabejotinai yra mažiausia ir šioje srityje potencialas yra didžiausias. Sakykime, kalbant apie tai, koks šiai dienai yra disbalansas tarp tos pasiūlos ir paklausos, tai jo praktiškai turbūt jau nebeliko. Na, arba, sakykime, mūsų situacija ir buvo ypatingai ženkliai geresnė lyginant su tais pačiais Latvijos ir Estais. Akivaizdu. Tai taip, tas, sakykime, rinkos susibalansavimas įvyko. Rinkos potencialas, taip, jis yra tikrai didelis, nes dar daug žmonių gyvena senuose energetiškai neefektyviuose namuose, renovacija vėlgi kryžinė stringa, tai potencialas yra, bet ta pati namų ūkio padėtis, jinai vis dar yra įtempta. Atsigavimas vyksta labai lėtai. Tai, sakykime, tas teigiamas impulsas iš paklausos, na, tokio masiškumo tikrai turbūt nesitikima ir neabejotinai bankai vertina šitą veiksmį. Kad, na taip, tų naujų namų reikia, kurie būtų energetiškai efektyvūs, kurie būtų santykinai nebrangus, kaštai yra ženkliai sumažėję, yra daug teigiamų dalykų, visus šokiruoja šildymo kainos ir visi nori efektyvaus būsto, kurį būtų galima kaštus tos valdyti ir pagaliau kaip pasakyti, ir komfortabiliai gyventi, ir valdyti, ir panašiai. Bet vėlgi, po tokių didžiulių pamokų, sakykime, savo tus lūkesčius labai staigi persiorientuoti nuo tokio didelio pesimizmo į kažkokį didžiulį optimizmą, kai ir, sakykime, tų fundamentalių veiksnių nėra labai daug, yra tikrai sunku. Ir aišku, visi šitie veiksniai yra vertinami ir susideda į tą vadinamą atsakingumą. O aš kartais sakau, kad yra dalis ir konservatyvumo visgi, nes šiai dieną akivaizdu, kad vėlgi tas eksportas, jis atrodo tikrai potencialiai labai gerai ir aišku, kad tos įmonės, kurios eksportuoja sparčiai augančios ekonomikas, tą pačią Lenkiją, kodėl mes ne Lenkija, tai aišku labai gaila, bet taip jau išėjo, esame maži, turim krūvas problemų ir potencialas, aišku, mūsų daug mažesnis negu Lenkų, tai turime iš tiesų siekti, kad būtumėm ypatingai atvira ekonomika ir orientuota į eksportą, į didesnės pridėties vertės eksportą. Tik tai tas galima mums užtikrinti, sakykime, kažkokius aukštus augimo tempus ir tą patį nekilnojimo turto rinkos atsigavimą, nes tai lems žmonių turtėjimą, kas yra fundamentali priežastis, kuri leidžia šiai rinkai vystytis, sakykime, sparčiau. Turbūt niekas neskaičiuos šiandien savo galimo biznio plano ar verslo plano, kad ir šeimos ūkyje, ar ne, ant to, kad vertė laike kils. Turbūt visi skaičiuos ant tai, kiek aš turiu pajamų, kiek man reikia tų pajamų tam, kad išlaikyti savo šeimą ir tiek aš galiu skirti būstui, ar ne. Tai kaip aš ir sakiau, atsiranda racionalumas ir skaičiavimas, kad aš perku ir po 3 metų mano vertė būsto užkils 30 ar 40%, turbūt tokio negalėtų būti. Ir bankai šiandien yra tas labai geras saugiklis, kuris įdeda į šitą skaičiuoklę, sakydami, kad ne, žvelkime į tai atsargiai, pamatuotai ir racionaliai. Tokiu atveju atsidaro, kad prielaidos, kad tokio antro dalyko artimiausiu metu neturėtų įvykti. Ja, tai su būsto kainom Estijoje yra labai paprastas, lūkestis euro buvo, kainos kilo, tačiau lapkritis gruodis rodo visiškai priešingą rezultatą, ar ne, kad kainos koregavosi 6% per 2 mėnesius. Tai rodo, kad vis dėlto tas perdėtas optimizmas dėl euro įvedimo, jisai suveikė savo, kaip ir reikėjo tikėtis, kaip mes sakome, ar ne, kad buvo tam tikri lūkesčiai, jie išblėso, išseko ir tokiu būdu rinka susitvarkė pati savaime. Iš kitos pusės Estijoje, arba jeigu kalbėsime apie Taliną, turbūt buvo dar vienas lūkestis, kad Suomiai atvažiuoja ir perka būstus, ar ne, ir kai detaliau pasižiūrėjus, taip, Suomiai ten dalyvauja toje rinkoje ir tikrai įsigyja būstus, tačiau jų labai aiškus segmentas yra būstai arti uosto arba miesto centre senamiestyje. Ir vėl mes turim šiokią tokį iškreiptą bendrą vaizdą, kai matuojame vidutinę rinkos temperatūrą. Tai vidutinė rinkos temperatūroje Suomiai daro įtaką tik tai tam tikram segmente. Ne? Ir
iš šitų pusių, jeigu pažiūrėjus, tai tikrai reikėtų į rinką žvelgti segmentuotai ir sakyti, kad tam segmente tai buvo pakilimas, kuris davė vidutinę kainos pakilimą. Bet jeigu kalbėti apie miegamosius rajonus, tai visiškai to nebuvo stebima. Tai šitas turbūt vienas ir logiškų atsakymų. Lygiai taip pat turbūt galim vesti paralelę su Latvijos įstatymu, kuris sako, kad jeigu įsigysi nekilnojamą turtą, gausi gyvenamosios vietos leidimą Europos Sąjungoje. Yra mitas, kurį iš tiesų visiškai nesunkiai galim sudaužyti ir sugriauti. Tai yra, jeigu neklystų, pernai įvyko 58 sandoriai ir suteikta 121, ta, kaip aš sakau, korta nuolatinės gyvenamosios vietos. Tai ar 58 sandoriai prie tam tikro Rygos sandorio kiekių sudaro didelę reikšmę? Tikrai ne. Tačiau marketinginiai tai suveikia ir galbūt kai kurie žmonės palaipsniui labiau tiki tą rinką ir sako, kad taip gal atsigauna. Tai iš šitos pusės aš sakyčiau, kad ką mes turėtume daryti ir kvieščiau jūs nematuoti vidutinę ligonę temperatūrą arba rinkos temperatūrą, o šiek tiek pažvelgti giliau į segmentus, kodėl, kaip, kas. Ir tarkim Lietuvos atveju labai akivaizdu pernai metų sandorių didelę daugumą sudarė vis dėlto senesni būstai, kurie yra už tam tikrą pinigų sumą. Ir tai sako, kad žmonės gali sau leisti pirkti iki 180 000 litų butą ir jie ieško tam segmente ir natūraliai suranda antrinėje rinkoje seną būstą. Dabar ir vyksta būsto rinkoje senųjų butų ir jau pastatytų, taip prekyba, gerai suprantu? Taip, rinkoje vyksta ir naujų, bet jeigu pažvelgtume į tai, ar yra naujų būstų šiandien šiuo momentu pasiūloje, tai turbūt atsakytume, kad jų nėra. Arba jie yra kur nors neįdomiose vietose. Tai šita vieta yra turbūt labai svarbi, tai ką Tomas sakė, su miesto planavimu susijusi, ar ne? Tai yra, kad miestas sako, taip, mieste yra infrastruktūra, kuri yra įrengta. Ir projektai už miesto reikalauja didesnių infrastruktūrinių įdėjimų iš miesto pusės. Ir turbūt šitoj vietoje tai, kad tie visi būsimi projektai bus miesto infrastruktūroje. Jeigu mes kalbam apie projektus, kurie šiandien su kranais, tai matom, kad jie yra tikrai arti miesto centro, išnaudojant esamą infrastruktūrą. Ką patartumėt tiem žmonėm, kurie turi seną būstą, galvoja, štai atvažiuosiu jį ir galbūt mielai nusipirksiu, energetiškai efektyvesnį. Bet man teko skaityti komentarą, kad atotrūkis tarp jų artimiausių ateityje didės. Seni būstai tiek nebrangs, nauji brangs labiau ir jie to padaryti negalės, arba reikės labai didelės sumos pridėti tokią jėgaus padarį setą. Tai, kai jūs sakote, yra natūralu, nes ne viską lemia vien tik būsto kaina, lemia dar ir išlaikymo kaštai, kurie susiję su tuo būstu. Ir jeigu mes sakom senas būstas, kur turbūt reikės mokėti 10 litų už kvadratinį metrą šildymo sezono metu, ar ne, ir kalbam apie modernų, kur reikės mokėti 4 ar 5 litus, tai va čia ir susidarys tas skirtumo padengimas per laiką. Ir turbūt tie, kurie galvoja tą daryti, turėtų skaičiuoti ne tik tai grinasias pardavimo ir pirkimo vertės, bet ir skaičiuoti, o kaip vis dėlto išlaikymo kaštai susiję su tuo būstu. Tai patarimas yra atsisėsti ir skaičiuoti ir tapti racionaliu, skaičiuojančiu pirkėjų arba pardavėjų. Kai jūs kalbėjote apie biurus, ten minėjot statomą savo pirklių klubas, aš nelabai supratau čia. Na, iš tiesų, pirklių klubas yra labai unikalus projektas, ar ne? Projekto pavadinimas? Taip, pirklių klubas yra projekto pavadinimas, Gedimino 35 adresas. Unikalus tuo, kad tai yra senasis ir naujasis biuras, kaip aš sakau, senoji rekonstruota, restauruota ir nauja dalis. Ir šiandien dienai tas projektas statomas iš nuosavų lėšų ir be bankinio finansavimo, dėl to mes sakom stato savo. Kurioje čia vietoje yra? Prie užsienio reikalų ministerijos.